Ar galime šnekėtis mes su jais? Žemės virpesiai, ugnimi parslojantis kalnai, potvyniai ir audros, badmečiai ir pražūtingi gaivalai vertė mūsų žmonės patirtį ir išmintį, ilgus metus savyje kaupti, o kartais iš nevilties net ir dievybių ieškoti ir šauktis. Kaip žemės amžiai lyg rudenio lapai pro jų akis nesulaikomai skrieja, kaip tūkstantmečiams slenkant oras palaipsniui švelnėjo, prie vandenų derlingų žemių žmonių gausėjo, išlikt norėdami kažką mokėt turėjo, o ką įsigyja, jau ir saugot privalėjo. Sukūrė tvirtus, didingus skirtingų amžių tvarius, senkapius, milžinkapius apie šventąsias kalveles prie senųjų girių, stipriosios Davikinės pilies bokštus, paslaptingąją Bandeborjos pilį. Naujieji pranašai, nauji dievai ir naujos tiesos jau seniai visą kraštą atėjo. Skausmingai virto senieji ąžuolai ir užgeso samanoti aukurai ir didžios iškirptosios girios mūsų nuovokų išbūko. Bet taip negali būti amžinai. Tad keliaukit pas savo karalių, prašykit leidimo darbštiems žmonėms prikelti šią paslaptingą šventais akmenimis nusėtą žemę. Jie sugrąžins jos derlingumą, o ji atsidėkodama dovanos savo plačiųjų laukų, tankiųjų girių dovanas naujai ateinančioms šio krašto kartoms. Ir gali būti, kad tada vėl sugrįš ir prisikels šito krašto laisva, skriaudų, kančių ir netekčių nualinta tautos dvasia.
mane renkasi vėjai, bekūniai svečiai. Nežinia, ką patamsiai jis regi, košmarus ar triukšmingas puotas, kai prie upės naktis atgrubnagė, laupo griūvančias rūmų plytas. Meilė, kovos, šlovė, viskas miega, gailestauja ar džiaugias jisai, kai mirtis taratūrždanti sniegą, lyg šviesaus polonezo garsai. Dėkui, bet nereikia manęs nei šlovinti, nei garbinti. Ir apie artėjančią mirtį dar kol kas nereikia kalbėti. Aš dar daug nuveiksiu. Aš, Žygimantas senasis, pats gerai žinau, kiek dedu pastangų, kad vidurio Europoje sukurčiau tvirtą, galingą ir be jokių skolų dinastiją. Visus turėjau suimti į nagą, kad papildyčiau ištuštėjusi valstybės iždą, turėjau peržiūrėti didžiojo kunigaikščio dvarų pajamas. Rentą pakeičiau piniginiais mokesčiais, surašiau visus bajorus, galinčius eiti karo tarnybą. Ir vienodai tarp jų paskirščiau mokesčius ir karinės prievoles. Visi urnoti moka. O kas apgynė Lietuvą, kuomet jos rytinės žemės užpuolė Maskva? Kas laimėjo Maskvos Lietuvos karuose? Ir kas sutriuškino Maskvos kariuomenę visoje Europoje išgarsėjusiame Oršos mūšyje? Jūs, kunigaikščiai, kad leistumėt mano tėvoniniame dvare prie Akmenos upelio, kurį turi Tirvėnų valsčiuje, miestelį steigti ir turgų rengti. Ir turiu jums pranešti, kad arti šio dvaro nėra jokio mūsų, tai yra jūsų valdovė, miesto nei turgaus. Todėl jokios žalos jūsų miestams iš to turgaus nebus. Visi mūsų krašto žmonės viltį turime, kad turgus pritrauks daug pirklių, kad miestelis klestės ir mūsų gyventojų lauks šviesi ateitis. Žinau, kad esi doras ir ištikimas mano valdinys, Jonas Stankevičius Bilevičius, šviesus žmogus, daug nusipelnęs, mano sūnėno Prūsijos kunigaikščio Albrechto prašymu globoju tokius žymius, šviesius žmonės kaip Kulvietis, Rapolionis,
Jonis Mažvydas, šaunuolis. Aš visą gyvenimą stengiuosi, kad apie Lietuvos karūną būtų sutelktos ir išsaugotos Jogailaičių valdos. Todėl aš visada buvau už žmogiškumą, už Lietuvos žemių vientisumą ir žinau, kad tik dori žemvaldžiai ir jų žmonės išsaugos ir apgins Lietuvos valstybę, kuri atiteks mano sūnums, o gal ir dukterims. Tai mano dukra, Ona Jogailaitė, galbūt būsimoji karalienė. Taip, tėveli, aš dėkinga jums, kad rūpinatės manimi. Dėkoju jums už gerą išsilavinimą, bei tikrai tikiu, kad būsiu mūsų Jogailaičių dinastijos tęsėja. Man nestinga pamaldumo, tačiau nestinga ir politinių ambicijų. Taip, aš tikrai tikiu, kad būsiu būsimoji Lenkijos karalienė ir didžioji Lietuvos kunigaikštienė. Jūsų tėveli leidimu, kuriems miestams jūs suteiksite leidimą įsikurti, aš iš Dievo malonės įsakysiu pastatyti po šventą statinį bažnyčią. Minios žiopso, minios kaukia, kyla varpas iš gelmių. Tas, kuris tiek amžių šaukė, iš legendų ir sakmių. Klegesys, vainikai gėlės, žiūri saulė iš dangaus. Tai jūs skambins pasikėlęs, naujas varpas tai užgaus. Tas, kuris tiek amžių šaukė, iš legendų ir sakmių. Šaunuolė, mano dukra, o kad tavo šitie gražūs ir tvirti žodžiai būtų išklausyti ten, aukštybėse ir taptų tikrovę. Garbusis svety iš Lietuvos, aš patenkinsiu tavo prašymą. Aš, Žygimantas Senasis iš Dievo malonės, įsakau, kadangi arti šio dvaro mūsų miestų ir turgų nėra ir jokios žalos mūsų miestams iš to turgaus nebus, mes iš savo malonės ir Akmenės dvaro sijūnui nuolankiai prašant, taip įsakėme. Leidžiame jam tame dvare prie Akmenos ir miestelį įkurti ir turgų rengti. Ir kai jis tame dvare miestelį įkurs ir atvažiuos pirkliai su druska arba kitomis prekėmis į tą miestelį, tuomet kiekvienas iš jų kaip nuo druskos, taip ir nuo kitų visokių prekių turi mums, valdovui, tame miestelėje pagal nuostatus muitą mokėti. O jis, Bilevičius, neturi tai kištis. Išskyrus turguje nuo parduodamų prekių mokamas rinkliavas. Tai turi likti pono Jonas Stankevičius Bilevičiaus naudai. Ir tam davėme ponui Jonui šį mūsų raštą su antspaudu. Ir tame dokumente turi būti karaliaus parašas. Ir taip pat karališkojo raštininko Michailo parašas. Pasirašyta Krokuvoje viešpatės 1531 metų rugsėjo 14 dieną. Ir tegu Turkijoje skamba ne tik pirklių balsai, bet
ir praeitis. Nuo dabar jūsų didenybė kreipiuosi į jūs su prašymu. Ar leisite, kad pas jūs į jūsų menę ateitų didis menininkas? Norime pakviesti žmogų, kuris Akmenės istoriją pasakoja ne ant popieriaus, o išraižo akmenyje. Tad kviečiame Antaną Adomaitį. Gerbiamas meistrė, turite galimybę pasiaiškinti karaliui, kaip jūs jį įamžinote. Po tokios maloningos karališkos šnektos ir Bilevičiaus ryžtingo sprendimo Akmenės miestą steigti, tai man eiliniui piliečiui tikriausiai sunku surasti kažkokių tvirtų argumentų, kad man dar pasitikėti ir girti savo darbais. Manau, kad Akmenėj menininkų yra ir be manęs labai nemažai. Ir aš galėčiau tik tai, kaip sakant, dabar šiuo momentu tą, ką padariau, kokius nedarbius, ar patiks ar nepatiks, jau jums patiems spręsti, bet karalius gal manęs neišspręs, Bilevičius irgi neprisikels iš kapo, galbūt labai nesuteiks, tai norėčiau padėkoti pirmoje eilėje už tą komandą. Ne tik tai, kad aš čia dabar stoviu scenai prie visų šitų darbų, tarkim dabar gražiai suvaidinto spektakliuko. Patys žinot, Reda kiekvienais metais prisideda kultūros darbuotojai, šokių kolektyvai ir savotiškai visa bendruomenė yra sutelktai dirbanti. Ir aš esu tik vienas iš tos bendruomenės narių. Ir norėčiau, kad šita ceremonija savotiškai būtų tokia kaip gimtadienio proga, kaip apeiginis veiksmas, kad būtų. Tai prieisim vėliau prie šitų iškaltų istorinių bareljefų, kuriuose įamžintas ir karalius, ir Bilevičius, ir rašto įteikimas. Ten yra, aišku, ant žirgo sėdintis Bilevičius, čia gal arklį į sceną užvaryti nebūtų lengva. Tai ten pavaizduoti porą istorinių momentų. Norim visą bendruomenę ir ko gero visi akmeniškiai pritartų, kad Akmenė ir archeologijos istorijos muziejus atkasinėja istorinius duomenis, kad šitoje vietoje šito miesto data yra pakankamai dar jauna, iki jos šitoj žemėje be galo daug istorinių įvykių yra buvę, bet mes pagerbėm šį kartą šią šventę, bet istorinių motyvų tokią sieną bendruomenės sprendimu esam nutarę padaryti 6 istorinius periodus ir dabar yra tik tai 2, nes finansavimo tokio nėra iškart gaunama, pinigų suma tai nemaža ir dabar tik tai pavaizduoti yra 2 istoriniai momentai. Akmens amžius, nes yra randami akmens kirvukai mūsų žemėje. Ir kitas yra būtent šios šventės paminėjimas, Žygimanto Senojo rašto padėjimas Akmenės miestui steigti. Tai norėčiau savotiškai pakviesti tos žmonės, kurie ypatingai ir finansinę prasme yra labai daug prisidėję prie šitų pirmųjų istorinių bareljefų kūrimo. Tai yra Astrauskas Arūnas su savo žmona Edita ir Saulius Piparis su Audronė. Iš tikrųjų šios šeimos, taip jau likimas lėmė, kad jie įsikūrė būtent šitoj centrinėje miesto dalyje ir savo tikrai didžiulių finansinių įnašų
prisidėjo miesto įvaizdžio kūrimui ir tų istorinių momentų sudėliojimui. Tai tikrai jie yra verti dėmesio, plojimai galėtų būti dar didesni ir ko gero vyrams reikėtų čia užeiti su savo žmonom. Na, tai dar mes sugrįšim prie tų akmeninių sienų pastatytų, gal ir jie ką nors šnektels dar, tuo labiau, kai jie taip pat idėjom ir darbais, ir talkomis prisidėjo, tai turėtų ir be manęs daugiau ką pasakyti. O šį kartą norėčiau, taip sakant, tos sutelktos bendruomeniai būtent padėkoti. Tas sutelkėjas yra bendruomenės pirmininkas Algis Bučas. Ir ko gero ir jo žmonai reikia dėkoti ir visiems kitiems, kurie bendruomenės nariai prisidėjo vienaip ar kitaip prie šitų darbų. O dabar norėčiau, nežinau, čia galbūt viso scenarijaus nežinau, bet pakviesti būtent prie tų bareliefinių sienų, kur ten įgarsinimo nėra, gal aš bus tokį kaip ir šiek tiek meno žmogus, šiek tiek paimprovizuosiu keliais tokiais burtažodžiais ir ką jie ten veiksiu, ką darysiu prie šitų bareliefų. Tai savotiškai norėtųsi kaip apeiginį ritualą atlikti, nes šiandien turėjau tokią didelę malonę, sutikau 4 savo brangiausius draugus, bičiulius iš ryto važiuodamas. Ir tai vienas mano bičiulis yra be galo skaistaus veido, tyrų akių, švarios dvasios, iš kurio aš imu pavyzdį. Sekantis bičiulis yra be galo stiprus fizinė prasme, iš kurios semios fizinės jėgos. Trečias yra ypatingas išmintim apdovanotas. Tai o šitie 3 mano bičiuliai, tikrai jie stovi tenai pačiam gale, kukliai, nesirodo labai. Ir dar verta prisipažinti, gal žmona girdi, nežinau, gal labai nepasmerks. Turiu ir dar vieną mylimąją, kurią taip pat šįryt sutikau. Ir jos žvilgsnis toks kerintis, žvaigždės spindi jos akise. Ji mane turbūt taip pat prisimena, bet jų vardus galiu pasakyti. Tai yra, ta mylimoji yra Dabikinė. Jinai stovi ten bokšte pavaizduota. Sekantis mano bičiulis yra Akmenutis. Vėliau eina Gulbinas, Kiraveidis ir išmintingasis Pragaris. Tai šįryt taip su savo dviraračių akminiau akmenę ir iš šitų savo bičiulių gavau dovanų. O dovanos, taigi jūs patys suprantat, kad kitko jie negali padovanoti kaip vandens. Tai šito vandeniu tą apeiginį ritualą atliksiu prie šitų plokščių. Jeigu jums įdomu, galite apsilankyti ir padalyvauti kartu. Ir galbūt tos savotiškai keletą burtažodžių galėčiau geriau ten ištart negu čia, bet manau, kad jeigu reiksit pakartosis ten, tai yra prie Akmenuto versmių, samanotų akmenų, šitos šventės proga gamtameldiškai geidžiu ir burtažodžius turiu. Akmenai, 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 atsiverkite,
menais. Atsiverkite menais. Atsiverkite menais. Amžių amžinųjų vaizdiniais, kad akmenė akmenėtų ir klestėtų. Ačiū. Dėkoju ponui Antanui ir visai jo komandai sukūrusiam šitos istorinius bareljefus, kuriuos netrukus pamatysi. Taip pat, aišku, dėkoju visiems tiems, kurie prisidėjo prie to, kad tie bareljefai atsirastų. Ir kviečiu garbųjį Antaną ir visus akmeniškius atidaryti akmenės istorinius bareljefus.